Nu tai ką, sveiki, visi su jumis aš Dovka ir Drausa Darinis Deka ir šiandien filmuoju vlogo antrą dalį. Atsimenu, kažką buvau panašaus daręs prieš metus berods laiko ir galvoju, gal reiktų padaryti antrą dalį, nes realiai visiškai idėjų neturiu, ką filmuoti galėčiau. Tai galvoju, gal padaryti kokį vlogą, tokį trumpą, ką maždaug veikiu dieną. Tai jo. Tai eisim, ką žinau, pasivaikščiot gal, eisim kokią kašę pamėtyt. Jo, tai žodžiu. Tai žodžiu, šiandien dar ką jau veikiau, tai biškį krapšiausi su keturračiu. Žodžiu. Čia yra kas dalykas, kad yra tokia zavadėlka, nu žodžiu, jinai kad traukti ir užkurti. Čia tas keturratis mažiukas, kuris, žodžiu, tasai, kuris su apžvalgoje padaręs. Čia tas pats keturratis. Žodžiu, tai jo, ir jisai turi šiokių tokių problemų. Pavyzdžiui, jo yra, kad zavadėlka, žodžiu, ten kur traukt, kad užsikurt. Ir žodžiu, čia jinai yra sugedus ir jo, šiandien biškį įsitraukiau, buvau į tvartą invarę, šiandien įsitraukiau šiaip pažiūrėt, kas maždaug yra. Tai realiai jo, tiesiog sugedus zavadėlka. Tada bandžiau užkurti šį, bet neišeina, nes tiesiog ta virvė, nežinau, zavadėlka, kaip jį vadinti. Žodžiu, normaliai nesitraukia, tai žodžiu, jinai yra sugedus. Tai dar, ką čia veikiau, šiandien jau realiai beveik nieko. Tai ką, valgiau pusryčius ir žiūrėjau YouTube. Daugiau kažkaip nieko ir nenuveikiau. Ir, ja. Tai žodžiu, dabar pasijungiau per kompą, per YouTube podcastą. Galvoju pasijungti. Jeigu įdomu, ką žiūrėsiu, tai žiūrėsiu A-Team Comedy su Margeriu Normantu. Žodžiu, tai jo, pažiūrėsiu YouTube. Tada, nežinau, tada eisim gal pasivaikščioti ir ja. Tai žodžiu, dabar išėjau pasivaikščioti. Žodžiu, tai ir kai pasivaikščiosiu, varysiu. Žodžiu, pasivažinėsiu dviračiu. Bet kai važinėsiu dviračiu, ne tiek daug filmuosiu, nes aš nebeturiu laikiklio ant dviračio, kur telefoną padėt. Tai ne tiek jau daug filmuosiu, bet gal kažkiek dar pafilmuosiu. Tai žodžiu, aš žinau, dabar išėjau pasivaikščiot, pažiūrėjau podcastą, nedaug, kažkur 10-15 minučių pažiūrėjau, neilgai, galvoju, reikia pasivaikščiot, žodžiu, nežinau, tai, žodžiu, dabar galvoju, ar man, žodžiu, važiuot pasivažinėt, kai pasivaikščiosiu, ar važiuot pasivažinėti vėliau ir paskaityti geriau knygą. Nes jo, dabar pradėjau skaityti vieną knygą tokią. Tai ir nežinau, gal vėliau tada, kai paskaitysiu važiuot pasivažinėti, ar kai pasivažinėsiu, eit skaityti, dabar galvoju. Tai dabar jo, einu, ką žinau, vaikštau, nežinau, kažkodėl kaime nėra labai ką veikti. Tai ką dabar darau, tai tiesiog filmuoju vaizdo įrašus, nes realiai kaime man daugiau veiklų kažkaip ir nebūtų. Tai realiai dabar filmuoju vaizdo įrašą, nes net nebuvo realiai ką veikti. Ir šiaip pagalvojau, būtų visai fainiai nufilmuoti kokį vaizdo įrašą, nes realiai nedažnai ir taip keliu, tai reikia galvoju kokį nufilmuoti. Žodžiu, vaikščiau,
Žodžiu, sustojau čia prie kažkokios stotelės. Ką žinau, šiaip pasidėti. Žodžiu, tai... Jo, tai... dabar eisiu, žodžiu, namo, pasiemu difą ir varysiu važinėti. Tai nežinau, tikriausiai daug nenufilmuosiu kažko, nes, kaip sakiau, laikiklio neturiu. Bet nežinau, man atrodo, kai važiuosiu pamėti turbūt į Kašę ir prie aikštelės turbūt daugiau pafilmuosiu, kai mėtysiu, nes realiai, aš neturiu jokio laikiklio, tai negalėčiau pafilmuoti. Tai žodžiu, čia kažkaip suradau padėtą telefoną kažkur taip. Tai žodžiu, dabar eisiu namo. Ir pasiemu difą ir važiuosiu pavažinėti. Kliam kažkaip labai taip karštai iš tikrųjų. Net nesinori labai vaikščioti. Tai... Jo. Tai... Jo ir šiaip, turbūt gal klausiat, kodėl aš taip dažnai tų vaizdo įrašų nekeliu, nes... Nežinau, tiesiog kažkodėl idėjų nėra. Net realiai čia buvau kėlęs videką. Čia nežinau, prieš mėnesį gal jau laiko, ką veikiau, kai nekėliau video. Kaip nekėliau video. Tai ten klausiau jūsų idėjų iš tikrųjų. Vienas žmogus kažkoks parašė tipo, kad sužaist Robloxą. Bet aš nežinau, aš tik realiai per Robloxą žaidžiu vieną žaidimą iš tikrųjų. Jis gal net nebūtų labai įdomus. Bet apskritai šiaip tai nelabai, nes žaidžiu Robloxą. Tai nežinau, man iš karto tas variantas atkrito. Ir tik vienintelis žmogus pakomentavo. Tai nežinau. Ir šiaip dabar, kai pastebėjau, kai po ilgo laiko įkeli kokį video, iš karto nieks nežiūri. Ta prasme, žymiai mažiau peržiūrų negu vidutiniškai būna. Žymiai visko mažiau laiko, komentarų ir panašiai. Tai nežinau, iš tikrųjų. Būna kartais atrodo gerą videką nufilmuoji. Jisai, žodžiu, surenka tenai mažai peržiūrų, kokį 100. O kur būna lempinį videką nufilmuoji, kokį iš lempos. Karočią, būna daug peržiūrų realiai. Tas daug pagal mane, tai maždaug būtų 1000 peržiūrų. Man tai čia jau yra daug. Tai realiai jau ne vienas vaizdo įrašas pas mane jau tai buvo. Pavyzdžiui, tas KM9 kubų keturatį, kur apžvelgiau tą mažiuką keturatį, kur buvo apžvalga padaręs. Tai jį iš lempos nufilmau, ten bloga kokybė buvo ir panašiai. Žodžiu, populiariausias mano vaizdo įrašas iš visų. O ten iš lempos jis buvo nufilmuotas. Ten ir garso kokybė buvo žiauriai prasta kokybė, žodžiu, vaizdo kokybė buvo žiauriai prasta, bet jis populiariausias yra ir jis buvo iš lempos nufilmuotas. Tai tokie vaizdo įrašai dažniausiai pas mane ir surenka daugiausia peržiūrų kažkodėl, nežinau kodėl. Tai žodžiu, o kai įkeli kažką normalaus, ne tai kad normalaus, o kažką tipo, kokį paprastesnį vaizdo įrašą tipo, nemoku paaiškinti, būna daugiau peržiūrų. Tai žodžiu. Nežinau, tai žodžiu. Realiai pakomentuokit, kokį kitą vaizdo įrašą galėčiau nufilmuoti. Anksčiau šiaip aš galvodavau tas tipo idėjas ir turėdavau savo kaip YouTube knygelę, kur rašydavaus. Tiesiog rašydavaus, kur savo idėjas vaizdo įrašų ir panašiai. Dabar net nesirašau, nes kažkaip tai idėjai nešauna į galvą. Atrodo, ką čia nufilmuot, ko nebuvau dar daręs, filmavęs, ko nebuvau. Realiai pagalvojus, žaidimų video buvau daręs, kaip žaidžiu žaidimus, keturračio apžvalgas viso, tokias kortelė, ten visokie pakavimai, žodžiu, nežinau. Žvejybos vaizdo įrašai, visokiausi vlogai, jau čia realiai jau mano antras vlogas, tai šiaip net nežinau, ką galėčiau nufilmuoti naujo,
ko nebuvau dar savo YouTube kanale padaręs. Nes realiai šiaip daug ko nebuvau, bet taip aš nežinau, ko jūs maždaug norit. Nes jeigu aš įkelčiau pats, ko noriu, aš, man atrodo, nesurinksiu tiek daug peržiūrų, kiek jūs realiai pakomentuot, ką man nufilmuot. Nes aš jeigu įkeliu, ką noriu, iškart peržiūrų nebūna tiek daug. Tai nežinau. Pas mane realiai yra, dabar žodžiu, bėda su idėjų galvojimu, žodžiu. Negaliu nieko idėjų sugalvoti videką. Ir dar koks yra dalykas, kad sužinojau, kaip reikia daryti, žodžiu, thumbnails ant videko. Nu, žinot, kur paveiksliukai būna. Tai sužinojau jos, kaip daryti, bet kas yra, kai aš praeitą videką kėliau, aš padariau su tuo thumbnail. Žodžiu, uždėjau. Tiesiog pasibandymui pirmą kartą pasibandyti. Ir žodžiu, kai aš jį uždėjau, man labai ilgai kėlės tas videkas. Man tas videkas kėlės 1,5 valandos, o kaip įprastai būna iki 10 minučių videkas ir įsikelia į YouTube. O ten 1,5 valandos, kaip nes uždėjau tą thumbnail. Nežinau, žiauriai ilgai. Tai aš nežinau, aš galiu ir jų ant šito videko ir nedėsiu, nes realiai labai ilgai užtrunka. Nu realiai, tipo, uždėsiu tą thumbnail ir man kokios 1,5 valandos vėl, žodžiu, kelsis tas videkas. Ir plus dar čia ilgesnis videkas gausis negu praeitas. Tai dar ilgiau, kokias gal 2,5 valandas gal net kelsis videkas. Tai, žodžiu, nežinau, galimai net nedėsiu dabar jokių thumbnailų realiai. Nes tiesiog labai ilgai keliasi. Tai žodžiu, jo, nusprendžiau pasivažinėti nevaryt. Žodžiu, gal eisiu kokią knygą paskaityti. Nes mačiau šitas videkas prailgėjo labai. Tai žodžiu, nežinau. Eisiu kokią gal knygą jau paskaityti. Tada nežinau, ką dar veiksiu. Nes šitas realiai videkas, galvojau, jis nebus toks ilgas. Galvojau trumpas, bet žiūriu labai jis prailgėjo iš tikrųjų. Tai jo, tai realiai sakyčiau, čia gal bus jau ir pabaiga. Tai pakomentuokit, kokį videką kitą turėčiau nufilmuoti, kokią idėją. Ir jo, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškite paspausti like, subscribe ir pakomentuoti kažką po šito vaizdo įrašo ir matysim tam vaizdo įrašą. Bye.